Keiskime į 6. Vėl praleidau break. B yra 6. A lygu 6, B taip pat 6. Sąlyga teigiama. 6, 6. Pirmas 6 yra A, antras 6 yra B. Dabar padarykime taip. Čia yra true, o čia A lygu 1. A lygu 2, A lygu 3, 4, 5 ir 6. Įvykdykime. Dabar, kadangi reikšmė yra true, tai switchas ieško true. O true bus ten, kur A bus lygu tai reikšmiai. Čia yra false, kadangi 6 nelygu 1. Ir čia false. Ir čia yra false. Ir čia yra false. Ir čia yra false. Bet čia yra true, nes 6 lygu 6. A yra 6. Switchas turi alternatyvę sintaksę. Ji yra tokia. Dvitaškis. And switch. Ifo atveju buvo and if, o switcho atveju tas pats and, tik vietoje if yra switch. And nurodo, kad yra pabaiga. Toliau po and yra žodelis tos konstrukcijos, kuri ir prasidėjo switch. Taigi, PHP kalboje yra dvi sąlyginės konstrukcijos. Ifas ir switchas. Šios konstrukcijos yra ir daugelyje kitų programavimo kalbų. Ir jas abi mes jau žinome. Kita svarbi PHP, o taip pat ir kitų programavimo kalbų konstrukcija yra ciklas. Kas yra ciklas? Ciklas yra kažkas, kas nuolat kartojasi. Jūs vaikštote. Jūsų kojos nuolat kartoja tą patį judesį. Jau yra ciklas. Pakyla ir nusileidžia saulė. Ji visada pakyla ryte, o nusileidžia vakare. Ir tai kartojasi. Jau yra ciklas. Keičiasi metų laikai. Jie keičiasi visada ir ta pačia tvarka. Jau yra ciklas. Taigi ciklas yra kažkas, kas nuolat kartojasi. Turime kintamąjį A. 1. Ir norime išspausdinti skaičių seką nuo 1 iki 10. Galime tą padaryti taip. Bet tada negalime manipuliuoti skaičiais. Kitas būdas, naudojant kintamąjį, galėtų būti toks. Echo A ir inkrementas.
Na ir taip 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kartų. O jeigu mums reikia patikrinti, kuriame iš šių kintamųjų yra lyginė reikšmė? Kaip tada? Įsivaizduokit, kad mes nežinom, kokios čia yra reikšmės. Mes nežinom, kad čia yra vienetas. Mes žinom, kad čia yra skaičiai. Betgi skaičiai gali būti bet kokio dydžio. Galėtume padaryti taip. If liekana padalinus iš 2 lygi 0, tada skaitmuo yra lyginis. Priešingu atveju nelyginis. Ir taip visą šį sakinį kartoti 10 kartų. Bet ar tai patogu ir ar tai yra praktiška? 10 kartų tas pats dubliuojasi. Dar gerai, kad čia yra tik po vieną žodį. O jeigu if ir else atveju būtų dar po 10 eilučių kodo, čia 10 eilučių ir čia 10 eilučių. Tada šiame faile būtų 200 eilučių kodo. 200 eilučių kodo, kurio dalis yra visiškai nenaudinga. Šioje vietoje mums į pagalbą ir ateina ciklas. Užkomentuokime. Susipažinkime su ciklu while. Šis ciklas labai paprastas. Tarp skliaustelių nurodom sąlygą. A mažiau arba lygu 10. Kol A mažiau arba lygu 10, spausdinam A. Ir po kiekvieno A išspausdinimo padidinam jo reikšmę vienetu. Pažiūrėkime. While reiškia kol. Šis sakinys, kaip ir if atveju, priklauso ciklui. Ciklas while kartos šį sakinį tol, kol A bus mažiau arba lygu 10. Šioje vietoje yra užrašyta tas pat, kas yra užrašyta čia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šie 10 sakinių yra užrašyti čia. Dabar raskime lyginį ir nelyginį skaičių.
Lyginis skaičius yra tas, kurį padalijus iš dviejų nelieka liekanos. Jei a padalijus iš dviejų liekana lygi nuliui, tada skaičius yra lyginis. Priešingu atveju skaičius yra nelyginis. Pirmiausia, a reikšmę patikrins ciklas. Šioje vietoje. Ar a mažiau už 10? O kaip ciklas tikrina reikšmę? Ciklas visada tikrina, ar čia yra true ar false. Šis operatorius palygina vienetą ir 10. Jeigu vienas mažiau už 10, tada čia yra true. Jeigu a lygu 10, ir tada čia yra true. Bet jeigu a yra daugiau už 10, tada čia yra false. Jei čia yra false, ciklas sustoja. Jei čia yra true, tada ciklas vykdo šiuos sakinius. Tada ifas tikrina, ar skaičius yra lyginis ar nelyginis. Kai ifas savo darbą padaro, tada estafetę vėl perima ciklas. Ir vėl iš naujo tikrina, ar čia yra true ar false. Jei true, tada ir vėl vykdo šios sakinius. Ir vėl ifas tikrina, ar čia yra true, ar čia yra lyginis ar nelyginis skaičius. Ir taip vyksta 10 kartų. Bet dabar šis ciklas yra amžinas. Jis suksis ne 10 kartų, bet amžinai. Šiuo metu kintamojo a reikšmė nedidėja. Kad ji didėtų, ji turi būti didinama kiekvieną kartą prieš pradedant naują ciklo žingsnį. Ji turi būti didinama šioje vietoje. Patikrinkime. Matote? Naršyklė krauna ir krauna, ciklas yra begalinis. Būtina apskliausti. Kodėl ciklas buvo begalinis? Ciklas buvo begalinis todėl, kad cikle buvo tik if ir else sakiniai. Šio sakinio cikle nebuvo. Kadangi jo cikle nebuvo, tai a reikšmė nedidėjo. Dėl to ciklas tapo begalinis. Šie skliaustai sugrupuoja visus sakinius į vieną didelį sakinį. Ir visas tas sakinys priklauso ciklui. Dabar čia mes parašėme tą patį, ką buvome parašę čia.
Tik čia buvome parašę labai netvarkingai ir